Ar tikrai negalvoji, kaip pasikeis tavo gyvenimas, jeigu laimėtum aukso puodą? Pažįstu daugybę žmonių, kurie kasdien išleidžia po kelis eurus pirkdami vikingų loto arba tele loto, tikėdamiesi, kad kažkada vieną dieną jiems nusišypsnos laimė. Ir jie taps milijonieriais. Dėja, dauguma tokių žmonių loterijos bilietam išleidžia daugiau, negu jiems patiems pavyksta laimėti. Ir visai nenuostabu. Štai pavyzdžiui, pas mus labai populiaru žaisti teleloto, kuriame laimėti daugiau negu įstrižainės arba kampus, kur laimėjimai svyruoja nuo kelių iki kelių dešimčių litų, yra labai maža. Akivaizdu, kad jei mėginsite kliautis atsitiktinę sėkmę, laimėti jums yra beveik neįmanoma. Neįmanoma, jei sėkmę atiduodi atsitiktinumui, tačiau visai kitas reikalas, jei remiesi statistika, skaičiavimais ir sistema. Štai apie tokią sistemą ir noriu jums papasakoti. Studijavau universitete taikomąją matematiką, mano specializacija kombinatorika ir tikimybių teorija. Žinau formulę, kaip apskaičiuoti, kurie skaičiai konkrečioje loterijoje bus laimingi. Iš karto galiu pasakyti, ta formulė labai sudėtinga, bet jos pritaikymas yra paprastas kaip 2x2. Mano formulės pagrindu yra sukurta speciali kompiuterinė programa, kuri analizuoja visus nupirktus bilietus ir turimos statistikos bei specialių skaičiavimų pagalba nustato, kokia galimybė laimėti šį kartą. Turite suprasti vieną dalyką, kad jūsų finansiniai reikalai bent šiek tiek palengvėtų. Jums tikrai nereikia būti milijonieriais ar laimėti milijono. Užtenka ir vieno kito papildomo 100 eurų per savaitę ir gyvenimas jau pasidaro nepalyginamai geresnis. Taigi, jeigu ir tu nori būti tarp tų, kurie ne tik išleidžia pinigus loterijoms, bet ir kažką laimi, parašyk savo vardą ir elektroninio pašto adresą į formą po šiuo video. Tada spausk gauti prieigą ir po kelių minučių savo elektroniniam pašte jau turėsi prisijungimo duomenis prie mano sistemos.